Pastebėjau, kad net po mano Shave videkais searchas būna mano makeup tutorial, tai noriu jums padaryti updated makeupo tutorialą, kadangi daug kas pasikeitė mano rutinoj. Tai chill šiandien tokia diena, tai pagalvojau, kad visai turiu laiko pasiruošti, padarysiu tokį get ready with me, bet čia labiau kaip makeup tutorial, kadangi aš noriu susakyti visas spalvas ir konkrečius produktus, nes visada visi prašo. Rippy Serum, jo gera sudėtis ir jisai žiauriai gerai pridrėkina ir taip aš pastebėjau, kad realiai makiažas kažkaip geriau atrodo, kai aš būnu su to primeriu, negu kad be. Aš žiauriai pradėjau naudoti šitą Charlotte Tilbury Glow Filter, pas mane yra trečia spalva, bet jinai yra literaliai oranžinė, tai aš visada maišau su kažkuom, kartais aš tiesiog šitą uždedu ir tada ant viršaus concealerio, kur reikia. Čia yra Alex Evian Supreme Cover, žiauriai geras ir jos spalva yra Vanilla Rose. By the way, čia shade. Aš visada šitą foundationą išplaku visų pirma, tada aš jį taip užsėdu ant rankos ir tada aš su žiauriai plonu šepetėliu. Aš jį išsklaidau taip labai plonų sluoksnių ant veido. Ir tam, kad viską išmiksuoti, aš tiesiog paimsiu va šitą šepetėlį. Čia yra uoga šepetėlis, labai dažnai kas klausėt. Jų foundation brushas žiauriai geras. Ta prasme, aš kiek esu turėjus šepetėlių, uogas mano vieni favoritai yra. Šitas Essence antakių gelis yra geriausia, ką aš esu bandžius. Ta prasme, aš nejuokauju. Aš kažkaip jos pradėjau taip biški mažiau gelio dėti, nes man tada labai tamsus pasidaro. Butter Glow and Go. Wow, aš už jį mokėjau 10 €, čia yra geriausias bronzeris, kokį aš bandžiau. Jis yra tiesiog super duper kreminis, super lengvai sklaidos, jis kažkaip greitai neišdžiūva ir jisai yra tobulos spalvos, jis nėra kažkoks pilkas ar oranžinis. Jeigu jūs dabar galvojate, kad aš biškiu oranžinė, tai aš viską tvarkau su Fenty concealeriu, čia spalva yra 130W. Tiesiog realiai viso veido vidurį pašviesinu, kad būčiau tokia snatched. Tiesiog pažiūrėkit dabar į mano veido bazę. Aš blushą kasdien skirtingą naudoju realiai, bet dažniausiai vis tiek šitas Rare Beauty, jo čia beveik nebėra. Aš tiesiog jį uždedu va čia vat. Done šitas setting spray, žiauriai geras. Tiesiog pažiūrėkit, kaip jisai taip purškia ir palieka odą tokią blizgę. Ir dabar setinsiu su šiam pasaulį geriausiu setting powderio. Charlotte Tilbury. Bet kam pasakau, kas naudoja šitą powderį, kad čia yra geriausias, man nieks neprieštarauja, ta prasme geresnio realiai nėra. Jis yra kaip filtras realybei. Spalva Hope, o čia yra spalva pirma Fair. Pažiūrėkit, čia be, o čia su. Kartą biški šito. Anyways, liko powder produktai ir tada akis, akių aš atskiro tutorialo čia nedarysiu, nes labai ilgai užtruks. Aš atskirą videką šiaip esu padarius, bet powder produktas, kuris šiaip man žiauriai patinka, yra Hourglass bronzeris. Pas mane mini versija yra. Čia yra spalva Lighting Bronze. Realiai daug naudoju. Ir tai aš tiesiog uždedu ir jisai žiauriai tokios švelnios, gražios spalvos. Nu tai viską dar kartą kartu išblendina. Tiesiog žiauriai gražiai. Ir tada, of course, cookie, highlighter ir mūsų base bus ready for the day. Čia, by the way, mano lashes ir aš naudoju šitos du. Šitą, kad būtų ilgos blakstienos, o šitos apimčiai. Ir dabar aš pasidariau eyelinerį su šituo Essence. Aš tiesiog uždedu eyelinerį, tada sluoksnį powderio ir tada vėl eyelinerį, kad man laikytų. Šis Queen Vibes ir mylimiausias Laneige arba šitas Butter NYX glossas. Čia beje yra creme brulee, o čia yra strawberry sprinkles. Ir čia finish result. Ačiū, kad žiūrėjot.